Ar žinote, kad iki 80% paros laiko žmogus praleidžia uždarose patalpose, kur oras gali būti net iki 5 kartų labiau užterštas nei aplinkos oras? Tokia jo kokybė tikrai nėra palanki sveikatai, nes užterštas oras itin kenkia už sveiką imunitetą atsakingoms ląstelėms ir gali sukelti uždegiminės kūno reakcijas. Tad kaip pasirūpinti geresnių uždaros aplinkos oru ir kodėl tas taip svarbu? Didžiulė patalpa, bet problema yra vidaus patalpų tarša. Virusai ir mikrobai, kurių pilna, ir tos pačios taršiosios dalelės tiesiogiai dirgina kvėpavimo takų gleivinę. Imuninė sistema jau nebežino, kaip tvarkytis, vietoj to, kad jos tikslas apsaugoti nuo mikrobų. Jinai turi dar atpažinti cheminės medžiagas ir jas šalinti, kai tos cheminės medžiagos lieka kažkur giliai ląstelėse, anksčiau ar vėliau jos apie save tikrai primena. Ypatingai, kas gyvena mieste, pagalvokite, koks užterštas tai turi būti oras, sausa oda, sausos akys, sausa gleivinė, kvėpavimas ir visa kita. Todėl įvairūs papildomi dalykai, kurie gerintų mūsų sveikatą, yra būtini. Ir kai ką atradau. Tikrai kviečiu pagalvoti apie oro filtrus tiem žmonėms, kurie tiesiog yra jautresnės sveikatos ir kuriem lengvai užsikrečia įvairiom virusiniam ligom arba kurie serga po tų ligų sukeltais lėtiniam ligom, pavyzdžiui, po COVID, lėtinio COVID simptomų arba po sveikimų po kitų sunkių infekcinių ligų. Patalpose, kur žmonės praleidžia didžiausią savo gyvenimo dalį, grynas oras yra esminis sveiko gyvenimo ir gerbūvio veiksnys. Visažistė dainininkė Oksana Pikul su laiku suprato, jog būtent namai turi būti saugiausia žmogaus sveikatai vieta. Man aplamai oras, užterštumas, gyvenimo sąlygos, darbo sąlygos yra labai svarbios. Ir aš į tai pakankamai griežtai žiūriu, dėl ko ir atitinkamą vietą gyvenimui ir vaiko auginimui rinkausi. Kad tai būtų grynas, geras oras, nebereikalo. Taip pat atlikau ir visus alergeno testus, kam, tarkime, yra alergiškas vaikas, kam esu alergiška aš. Tam, kad pašalinti visus dirgiklius iš mūsų gyvenimo. Lygiai tas pats ir darbe. Man buvo labai svarbu visas teisingas sistemas pasistatyti ir įsikurti teisingam darbui. Neleidau netgi dirbti su kai kuriom cheminiam medžiagom savo meistram dėl mūsų pačių gerovės ir sveikatos. Holistiniai požiūrį į sveikatą puoselėjančiai, 13 metų darbo patirtį su įvairaus sunkumo negalavimais susidurinčiais žmonėmis turinčiai šeimos gydytojai endobiogenikai Evelinai Nevardauskaitei Rudzikienei dažnai tenka pacientams aiškinti, kodėl svarbu kreipti dėmesį į tai, kokį orą kvėpuojame savo aplinkoje. Deja, turiu labai liūdną pasakymą, dauguma nuodingų medžiagų yra tiesiog bekvapios. Žmogus gali būti aplinkoje ir nesuprasti, kad jis yra kontakte su kažkokia cheminė medžiaga. Vykdoma kokia nors veikla, gamykla yra, ką nors gamina, siuva, kokias nors medžiagas išskirinėja, arba grožio įvairios paslaugos, kur naudojama daug irgi garuojančių lakių medžiagų, kurios gali patekti į bendrą ventiliaciją ir sukelti įvairius sveikatos sudirginimo simptomus. Dėl nevėdinimo, dėl to oro, kuris vis cirkuliuoja vis ratu ir nėra patinkamai išvaloma. Ilgą laiką dirginant gali ir išsivystyti būtent tie sveikatos sutrikimai. Ir žinoma, kuomet tu, esi verslo moteris, kuomet sukiesi gyvenime, sutinki daug moterų, daliniesi įvairiausiom informacijom ir mes, žinokit, dažnai tarpusavį su moterim, mano amžiaus moterim, tikrai padiskutuojam apie bendrą savijautą, kur galų gale atrandame, kas atsirado naujo rinkoje, kokios tos technologijos, kokios naujovės, tam, kad pagerinti savo gyvenimo kokybę, tam, kad pagerinti savo šeimos gyvenimo kokybę ir galų gale sveikatą. Man yra labai svarbu, kaip jaučiasi mano vaikas. Su užteršto oro sutrikdyta vaikų sveikata kasdien susiduria ir mokslų daktarė docentė klinikos Mama aš sergu, gydytoja pulmonologė, alergologė Indrė Plekštytė Būtienė. 10 metų profesinė patirtis ne tik per mokslinės publikacijas, bet ir akivaizdžiai leido jai įsitikinti švaraus oro svarbą. Be abejo, vaikai visų pirma, jie
greit juda, jų kvėpavimo dažnis didesnis. Jie šūkauja, juda po namus, kelia dulkes ir aišku dažniau kvėpuoja. Antra, jų imuninė sistema nėra tiek prisitaikiusi, mūsų suaugusių oda yra kaip šarvas, nepraleidžia toksinų, mažo vaiko, tai yra kaip rėtis, jis viską sugeria. Ir trečia, tai yra dažnai įvairūs toksinai leidžiasi su dulkėm žemyn. O žemiau žemės tai yra maži vaikai. Tai tikrai rekomenduoju atsisakyti visų neekologiškų, nesaugių, stiprų kvapą turinčių valiklių, prausiklių ir ploviklių. Chemijos pusės tai yra labai užteršiam namus. Ligos paūmėja ir tada reikia daugiau vaistų, daugiau toksinų viduje. Tai yra užburtas ratas. Beje, valant namus. Dažnai tenka girdėti, rinkitės ekologiškus valiklius ir visa kita, viskas tvarkoj, tikrai sutinku, tačiau jie tikrai prastai valo. Todėl kartkartėmis mes griebėmės ir stipresnių cheminių, o visa tai patenka oro lašeliniu būdu į orą, ką mes ir kvėpuojame. Kadangi namuose auginame gyvūną, kuris yra pakankamai pūkuotas, prabangus katinas, kur atrodytų lyg ir nejaučiame to pūko, kuris, mes lyg ir neturime alergijos jo poplaukiui ar plaukui ir nereaguojame, tačiau visgi mes kvėpuojame to oru. O kur dar įvairūs mikroorganizmai? Kitasgi klausimas - šildymas. Rodo drėgnumo lygį kambaryje. Tai žiemos metu jisai tragiškas. Ten, kur yra rekuperacinė sistema, ten, kur yra grindininis šildymas, ypatingai miegamajame, tai mane labai liūdina skaičiai. O tai vėlgi įtakoja ir mūsų miego kokybę, ir bendrą savijautą. Man yra labai svarbu išvalyti, išgryninti orą būtent nuo sunkiųjų metalų, nes tai ypatingai stipriai įtakoja vaikų vystymuisi ir vaikų sveikatai. Suaugusių taipogi, todėl kasdieną turiu prižiūrėti patalpas, kur mes daugiausia laiko su šeima praleidžiam. Užsibrėžusi tikslą turėti maksimaliai sveiką orą namuose, Oksana išbandė EastCon oro valymo ir mikroklimato sistemą, kurią sukūrė Vokietijos ir Šveicarijos specialistai, siekdami, kad uždaros aplinkos neužterštų dulkės, pelėsiai, gyvūnų plaukai, nemalonūs kvapai, kenksmingi garai, teigiamo krūvio jonai ar dūmai. Vieną kompaktiškesnį EastCon sistemos įrenginį ISO Intelligent Ion moteris pakaitomis naudoja miegamojo ir vaiko kambario oro gryninimui. Didesnėms namo erdvėms ji pritaikė kitą oro grynintuvą EastCon Ambiente, tarp kurio daugialypių funkcijų esanti bipoliarinė jonizacija gamino jonus, gebančius pritraukti ir sunaikinti smulkiausias kenksmingas daleles. Labai svarbi funkcija sveikatai yra būtent jonizacija, kuri atliekama su šituo aparatu. Deguonimi aprūpina mūsų organizmą, tai mūsų ląstelėm labai svarbu, jaunystėj moterim labai svarbu. Tokie dalykai šitoje sistemoje yra labai stiprus filtras, kuris valo orą nuo virusų ir bakterijų. Ir lygiai taip pat yra ir ultrafioletiniai spinduliai. Tai yra labai svarbu, ypatingai šaltajam periodui. Žinot, labai buvo lengva atkreipti dėmesį į tokią įrangą ir tokią technologiją, todėl kad tai yra senas, geras, žinomas, iš senų senovės žinomas prekės ženklas. Galų gale šitas įrenginys turi daugiau ir funkcijų. Net 3 daugiafunkciniai EastCon sistemos oro grynintuvo Ambiente filtrai geba valyti, jonizuoti, šildyti, vėsinti, drėkinti, plauti orą ir net gali atlikti aromaterapiją. Prieš filtrinis valo nuo stambių dulkių, žiedadulkių, naminių gyvūnų plaukų. HEPA filtras ypač efektyviai išvalo nuo kvapų ir kietųjų dalelių, net iki 99,9%, kas apsaugo nuo alergijų, širdies kraujagyslių, plaučių bei lėtinių ligų. O per unikalų korėtąjį antibakterinį filtrą bėgantis vanduo drėkina, valo ir išplauna orą tarsi lyjantis lietus. Visgi reikia atsižvelgti į tai, jog tai yra daugiafunkcis produktas. Galų gale pamatyti, kiek ten yra filtrų ir kokia galia šito įrenginio. Tarkim, lakios medžiagos, formaldehidas. Prašau,
filtras, kuris būtent išvalo orą ir nuo tų kenksmingų medžiagų, tarkim, jeigu pas jūs ką tik buvo įvykęs remontas, tai yra tiesiog tobula. Labai svarbu, kad oro filtras turėtų pakankamai išvalytų nuo cheminių medžiagų. Ir šitoje vietoje yra naudojami įvairūs filtrai, dažnai tai yra taip vadinami HEPA filtrai, kurie savo struktūrą turi tokią panašią kaip į kepenų ląsteles, dėl to tas pavadinimas yra toksai HEPA filtro. Ionizacija yra svarbi mūsų organizmui ir tokia, apie ją tikrai renkantis filtrą reikėtų pagalvoti. Iš tiesų, visiems, kurie dar daug laiko praleidžiame patalpose, ypatingai kur oras yra vis tas pats cirkuliuojantis, tikrai reikėtų pagalvoti apie oro filtrus. Ir ypatingai tiem, kurie serga lėtiniam ligom, širdies ligom, po infarktų, po insultų atsigaunantis, kurie turi aukštesnį spaudimą arba kurie turi krešumo problemas. Taip pat tiems, kurie turi įvairias plaučių ligas, ypatingai lėtinės plaučių ligas, kurie turi keistų autoimuninių ligų. Amžiaus grupė, kurią norėčiau atkreipti, apie kurios reikėtų pagalvoti, yra senyvo amžiaus žmonės, kurie tikrai daug laiko praleidžia patalpose, jų gleivinė taip pat sausėja, jų imunitetas taip pat silpsta aplinkoje, jiem taip pat daugiafunkcinis filtras galėtų būti labai naudingas sveikatai. Taip, kad tikrai netinkamas oras, ventiliacija netinkama, labai prisideda prie to, kad mes nuolat jaučiam nuovargį, o lėtinis nuovargis, lėtinis stresas lemia daugybę ligų. Turi būti komfortinės kūnui sąlygos, kai mes esam namie. Šiandien dvi žinomos moterys aktorė Kristina Kazlauskaitė ir visažistė dainininkė Oksana Pikul namuose mėgaujasi sveiku oru ir galimybę pagal metų laikus gyventi kūnui komfortiškoje oro temperatūroje. Ta leidžia turėti Eastcon sistemos oro grynintuvas Ambiente, kuris ne tik valo, jonizuoja, drėkina, plauna orą. Jis gali atlikti net aromaterapiją ir leidžia reguliuoti, šildyti arba vėsinti patalpų temperatūrą pagal poreikį. Tokį funkcijų daugialypiškumą sutalpinantis vienas įrenginys daro jį unikalų ir labai patogų naudoti siekiantiems gyventi ilgai ir sveikai.